Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi brolis Astijus iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gruodžio 18 diena, pirmadienis. Jau trečia Advento savaitė ir mūsų vyskupas, ganytojas Algirdas uždegė džiaugsmo žvakę ir trečioji žvakė ir šios dienos evangelija yra tokia. Prasideda Mato pirmas skyrius, irgi 18 eilutė. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi. Šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nedorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelų buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Viena mintis, kuri man svarbi šitoje evangelijoje, taip prasideda Jėzaus gimimas buvo toksai. Iš tiesų, Jėzaus gimimas yra susietas ir su Juozapu, nes viešpaties angelas sapne Juozapui sako: nebijok, Juozapai, parsivesti savo žmonos Marijos į namus, nes kūdikis, kuris gims, bus iš šventosios dvasios. Ir šiandieną Jėzaus atėjimas, jo gimimas mano gyvenime, mūsų artimųjų gyvenime, jis nėra vien tik tai iš Dievo pusės. Ir ne vien tik tai Marija yra ta, kuri gimdo, bet ir kiekvienas iš mūsų, kad mes nebijotume. Ir žiūrėkit, koks įdomus momentas. Nebijok parsivesti Marijos į savo namus. Ir aš kreipiuosi jūs, kurie girdite, kurie žiūrite šį pamastymą. Nebijokite parsivesti Marijos į savo namus, nes ji buvo pirmoji, kurią palietė šventoji dvasia, kad gimtų Jėzus. Taigi, Marija, jeigu yra jūsų namuose, mūsų dangiškojo sūnaus Jėzaus Kristaus motina, ji iš tiesų padeda Jėzaus atėjimą įgyvendinti mūsų gyvenimuose. Taigi, švenčiausia Dievo motina, Jėzaus motina Marija, ateik ir tu į mūsų namus ir atnešk gimstantį pasaulio išganytoją. Palaiminto pirmadienio. Adventiniai brolio Astijaus pamastymai. Advento kalendorius.